Žodžiu, tenas viršui, ventiliatorius viršui, visas reikalas va, kaip mini orkaitė. Kepiam kamemberto sūrį, skrudinam riešutus, kepiam dešreles, grill dešreles, skonis neblogas, šamą kepiam, išorės šiek tiek pasausėja, tokia kaip plutelė susidarė, pačia pakankamai drėgna gavosi, skanu. Tai kalafioro viršus irgi šiek tiek apskrudo apdegė, galima būtų sakyti, bet geras skonis toksai pats tas tiesiog, netgi šaltas, skanus dabar jau atvėsęs. Ryto, karšto oro gruzdintuviai, šiaip neblogas daiktas, tokiam paprastam, mano nuomonė gal ne visai kasdieniniam naudojimui, tiesiog atėjau greit pasidariau, išėjau. Šiaip tai geras daiktas, naudotinas daiktas, greitai galima panaudoti ir faina, kad mano nuomonė daug mažiau nešvarių indų susidaro, kuriuos tiesiog įmeti į indaplovę, jie daug vietos neužima ir pamiršai šitą klausimą. Ir naudotinas daiktas tikrai ypač, pavyzdžiui, žmonėm, kurių yra mažiau šeimose, tai sakykime, ten vieno arba dviejų žmonių šeimose. Tai labai naudingas daiktas, manyčiau, netgi kasdien naudojamas. O jau didesnėse šeimose toks kaip papildomas gal gėris ir galbūt fainas daiktas būtų ir išvykose, kur yra elektra, tai va, pasijungiai, pasikepiai kažką greitai, tokio mažiau vargo